Labą dieną dar kartą visiems susirinkusiam. Aš manau, kai kurie šiek tiek pavėluos, bet nieko baisaus, pradėti galime. Turime daugiau kaip 2/3 iš tikrųjų. Antroji mūsų forumo dalis – kaip užtikrinti, kad mokykla būtų saugi vieta kiekvienam. Manau, kad tai iš tikrųjų labai aktuali tema tiek mokytojams, tiek vadovams, tiek tėvams, tiek mokiniams. Ši tema nebuvo kelta anksčiau. Kažkodėl visi apeidavo ją, apglūdindami kampus, suteikdami tokį įvaizdį, kad mokykloje iš tikrųjų viskas yra gerai, tai yra ramus užutėkis, kur vaikai ramiai gali siekti savo žinių. Bet dėja, mūsų tyrimai parodė, kad iš tikrųjų taip nėra. Nei mokiniai, nei mokytojai, nei vadovai mūsų mokyklose nėra saugus. Tai norėčiau pakviesti pradėti būtent mūsų šią temą. Atsiprašau. Lietuvos Respublikos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė Virginija Baltraitienė. Labą dieną. Pirmiausiai noriu padėkoti jums visiems už tą įvertinimą, už tą žvaigždę gražią, kurią gavau renginio pradžioje ir nebuvo progos pasakyti ačiū. Tai iš tiesų ne vieni metai, kaip kartu dirbam ir drįstu tą sakyti, kad dirbam iš tikrųjų kartu. Dažnai susitinkame įvairiuose forumuose, susirinkimuose, susitikimuose ir manau, kad tas bendras darbas labai palengva, bet duoda šiokį tokį rezultatą ir tikiuosi, kad ir toliau bendrai dirbdami visi, tai tą rezultatą tikrai pasieksim, kai jis būtų matomas. Mano šiandien toks net nepranešimas, aš jo nepavadinčiau, tam tikros įžvalgos, pamastymai. Ir tema tokia pasirinkta, nuo ko pradėti, kad Lietuvos švietimo įstaigose saugus jaustųsi tiek moksleivis, tiek mokytojas. Tikrai niekada negalvojau, kad aš kalbu iš vietos, nes tai tikrai nėra oficialus pranešimas. Niekada negalvojau, kad tektų kalbėti apie mokytojo saugumo mokyklose. Visą laiką kažkaip buvo įprasta kalbėti, šnekėti nuo pačių senų laikų, kad mokykloje gerai jaustųsi vaikas, kad viskas, ką darome, kokius teisės aktus priimame, yra viskas skirta vaikui, kad jis jaustųsi saugus, kad jis jaustųsi kaip namuose, kad jis būtų prižiūrėtas, būtų ugdomas, būtų auklėjamas. Ir turbūt buvo pamiršta, kad mokykla tai ne vien vaikas. Tai yra ir tėvai, ir mokytojas. Ir turbūt reikėtų visada kalbėti apie bendrą tą mokyklą, apie tą bendrą visumą, apie tą organizmą, o ne apie vieną tos mokyklos dalį. Aš esu tos kartos žmogus, kai mes mokėmės ir kai mokytojas buvo iš tikrųjų turbūt labiausiai gerbtinas žmogus po tėvų. Ir negaliu pasakyti, suabsoliutinti, kad tada visi mokytojai buvo labai geri, bet mūsų turbūt tiek tai iššaukė pats valstybės požiūris, valdžios požiūris į mokytoją, kad tiek tėvai, tiek patys vaikai iš tikrųjų net nesuvokiam, kad galima namuose blogai kalbėti apie mokytoją, išgirsti iš tėvų blogai, šnekant apie mokytoją, nebuvo netokios minties, kad mokykloje prieštarauti mokytojui. Gal tai nebuvo labai geras dalykas, kad tu negalėjai savo nuomonės išreikšti, bet aš manau, ten, kur buvo normalūs santykiai mokykloje, tai tiek ir mokinys turėjo teisę savo nuomonę pasakyti, tiek ir mokytojas, jis buvo gerbiamas, gal ne visi buvo mylimi mokytojai, kiekvienas turėjom savo mylimą mokytoją, bet vis tiek buvo pagarba pačiam mokytojui kaip profesijai, kaip specialybei. O aišku, nenoriu sudievinti mokytojo, koks jis tada buvo, bet buvo visko, kaip sakau, nenoriu suabsoliutinti, bet iš tikrųjų ta pagarba, tas požiūris į mokytojo profesiją, į patį mokytoją buvo visai kitoks. Tai ne nostalgija, bet realybė.
Ir turbūt šiandieną reikėtų kalbėti, kas atsitiko per tuos daugiau kaip 20 metų nepriklausomybės, Lietuvos nepriklausomybės metų, kad situacija pasikeitė turbūt visus 360 laipsnių. Atrodo, tapom nepriklausoma valstybė, iš tiesų daug laisviau galėjom visi pasijusti, tiek mokytojai, tiek tėvai, tiek vaikai. Ir buvo priimami tam tikri teisės aktai, bet kažkaip net nepastebimai pasikeitė pats požiūris. Ir pradedant nuo valdžios. Nenoriu kalbėti, ar ana valdžia buvo gera, ar ta valdžia, turbūt turim prisimti visi atsakomybę per tuos nepriklausomybės metus, kas buvo valdžioje ir kas esame dabar, kad visi teisės aktai buvo nukreipti tik tai į vaiką. Kad vaikas, iš tikrųjų, nebijau to pasakyti, buvo sudievintas, kad viskas tik jam jau visos teisės, bet atsakomybės, pareigos liko labai mažai. Ir ne tik vaiko, beveik neliko atsakomybės ir tėvų. Viskas buvo sukrauta ant pedagogo, ant eilinio mokytojo pečių, kad jis atsako už tai, kad vaikas turi eiti į mokyklą, kad turi mokyklą lankyti, kad jis turi mokytis, turi gerai elgtis ir jeigu tik tai kas blogai, už viską atsako mokytojas. Ir turbūt dar toliau buvo nueita ir pati didžiausia, manau, blogybė buvo padaryta, kad iš tiesų tai neįteisinta jokiam teisės akte, bet mokytojas tapo ne partneris, nors tai turbūt teisės aktuose yra, kad partneris kaip vaikui ir tėvui ir mokykla, tai jeigu kartu dirba, viskas gerai, jeigu tas organizmas, kaip sakau, gyvasis yra suderintas, kad mokytojas, vaikai ir tėvai dirba kartu, tai tokioj mokykloje iš tikrųjų yra labai geri ir rezultatai, ir ne tik mokymosi rezultatai, turbūt ir vaikų elgesio rezultatai, ir bendras klimatas yra labai geras, bet ten, kur nėra to bendro darbo, mokytojas iš tikrųjų tapo tarnas. Ir aš to nebijau žodžio pasakyti, tai tapo tarnas tėvų ir vaiko. Nes jis neturi jokios galimybės apsiginti tiek nuo tėvų, tiek nuo vaikų. Ir galbūt tas krepšelio įvedimas buvo dar vienas postūmis, kad šiandieną, jeigu kažkas nepatinka, aš neku ne apie tas objektyves priežastis, jeigu vaikas jaučiasi blogai mokykloje, jis nori išeiti kitą, jis iš tikrųjų gali, bet jis tikrai gali tą paliūdyti, kad labai dažnai, jeigu kažką griežčiau pasakai, daugiau pareikalauji iš vaikų, pareikalauji iš tėvų, tai pagrindinis koks yra pasakymas, aš galiu iš čia išeiti. Ir kas baisiausia, kad tokio vaiko iš tikrųjų jau laukia labai kita mokykla ir dar džiaugiasi, kad tik ateitų, važiuoja, ieško, kad tau čia blogai, to pereik į kitą mokyklą, tau bus geriau, bet iš tikrųjų visiškai negalvojama apie to vaiko ugdymą ir auklėjimą, kas iš tokio vaiko ir iš tokios šeimos toliau bus. Ir kaip nekeista, tai gal daugiausiai yra susijęs su kaimiškomis mokyklomis, regionų mokyklomis, kai tie socialios rizikos šeimos taip yra tampamos ir jos taip ir elgiasi. Nepatiko, aš trenksiu durimis, išeisiu ir mokytojas iš tikrųjų, netgi turbūt direktoriai tą verčia daryti vadovai, kai jūs turite pataikauti vaikui, turite pataikauti tėvams, nes išeis iš mūsų, tai jūs liksite be atlyginimo ir dar gali atsitikti taip, kad ir uždarys tą mokyklą. Ir dažniausiai, jeigu dėl vieno vaiko pajuda, yra tai daugiavaikė šeima, pajuda 6-7 vaikai, tai iš tikrųjų mokykla yra didžiulis smūgis. Tai ką mes tada galime kalbėti apie pareikalavimą iš vaiko, kad jis mokytųsi, kad jis gerai elgtųsi, ką mes galim pareikalauti iš tėvų, kad jie prisimtų atsakomybę už savo vaikus, jeigu nėra jokių teisės aktų to įpareigojančio. Taip yra, kai kas parašyta, kad tėvai ten atsako, kad vaikas turi klausyti, bet turbūt turim visi pripažinti, kad per tuos 20 metų mes labai daug teisėm teisės aktų teisindami vaiko teisės ir dabar visi tą labai gerai suprasdami ir suvokdami, kad nuėjome turbūt per toli, per daug liberaliai daug ką padarėme, nei vienas nesijima
tos iniciatyvos pakeisti tos teisės aktus. Ir tai yra turbūt dėl to, kad vieni rinkimai veja kitus rinkimus ir priimti tam tikras pataisas, kurios tikrai reikalingos yra, bet ir kurios neskambės labai gražiai, kai reikės atsistoti prieš auditoriją. Niekas, nei viena politinė jėga nesiryžta, nors šnekant užkuliuose visi tą labai gerai supranta. Taip negalima suabsoliutinti visų mokyklų ir visų, kas vyksta mokyklose. Yra turbūt, aš čia šneku apie vaiką, yra įvairių ir mokytojų, ir tai turbūt ir jų elgesio įvairių turbūt situacijų yra, kurių negalima pateisinti ir nenoriu teisinti, bet tam yra turbūt ir subjektyvių, ir objektyvių priežasčių. Ir aš šiandieną nekalbu apie fizinės bausmes vaikui, bet iš to šneku, kad net jam negali, net ne fizinė bausmė, aš tikrai esu prieš fizinės bausmes, kad negalėtų būti, nors čia buvo tokia, kad galėjo ausį pasukti ar kaip, bet kur ta riba būtų nustatyta, kaip mokytas gali elgtis, bet jis iš tikrųjų negali net ir kitokių priemonių imtis, nes tai bus pažeistos vaiko teisės. O ir iš to išplaukia, kad tas, kas vyksta mokyklose, iš tėvų, iš vaikų, kad ir vyksta, nežinau, kiek yra to fizinio smurto, turbūt čia jūs kalbėdami savo pateiksite tuos tyrimus, man sunku įsivaizduoti, kad mokinys galėtų pakelti ranką prieš mokytoją, bet matyt taip yra. Ir galbūt ten nemušimas, bet pastumdymas, aš turbūt labiau įsivaizduoju psichologinį smurtą, psichologinį terorą, kai vaikai gali sau leisti bet ką pasakyti mokytojui. Ir turbūt mano tose pamastymuose yra, kad yra dvi grupės vaikų ir šeimų. Tai vienos šeimos, kur yra asocialios, kur vaikai patys matydami šeimose smurtą, keiksmažodžius, jie tą patį daro mokykloje. Bet, aišku, čia psichologai galėtų pasakyti, su tokiu vaiku gal dar ir gali rasti kalbą prie jo prieidama švelniai. Turbūt yra baisesnis tas psichologinis toks teroras iš tų vaikų, kurie auga liktai ir normaliose šeimose, kurios yra ir dirbančios, ir uždirbančios, ir turi tikrai pakankamai lėšų, kad galėtų vaiką ir aprengti, ir leisti mokslus, ir papildomus galbūt mokslus, bet jeigu nėra šeimoje normalaus bendravimo, ir kaip teigia psichologai pagal visus tyrimus, jeigu tėvai vaikui gali tik 7 minutės skirti šeimoje su jo bendravimu, tai aišku, toks vaikas, jausdamas tą šaltumą šeimoje, ne visada jisai suvokia, kad reikia ir su mokytoju elgtis normaliai. Ir tas toks psichologinis, jūs turbūt patys daugiau pasakysite savo diskusijose, toks tiesiog piktybinis yra, kai tave pažemina kaip žmogų, nes vaikas galbūt geriau gyvena ir finansiškai geriau gyvena ir savo gali daugiau leisti negu eilinis mokytojas. Tai kaip ir sakiau, nuo ko pradėti, turbūt ir turėtume mes pradėti, nežinau, ar beliko socialinės apsaugos ministerijos atstovų, ar liko savivaldybių atstovų, ne mokytojų, bet savivaldybių atstovų. Turbūt, kol nesustosim ir nepagalvosim, ką daryti su šeima, kol nebus šeimos institucija iškelta aukščiau visų kitų, tol turbūt tos problemos mokykloje mes neišspręsim. Tai mano ta mintis ir yra, kad ką mes turim kartu daryti visi. Ir turbūt pagrindinį vaidmenį čia jau turi vaidinti ne tik švietimo ministerija, bet socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kaip suvienyti tas jėgas tiek ir socialinių darbuotojų, seniūnijose dirbančių, savivaldybėse, mokyklose dirbančių. Kaip suvienyti jėgas čia, Seime, kaip suvienyti jėgas vyriausybėje, kad priimti tam tikrus teisės aktus, kurie iš tikrųjų tvirtintų tą šeimą, įtvirtintų šeimos instituciją ir tėvų atsakomybę. Vaikas yra nekaltas, jis yra pasekmė visos tos politikos ir suprantu, kaip yra sunku dirbti su juo, koks jis yra, kai jis prieštarauja, kai jisai naudojasi tais neleistinais veiksmais, o jūs tokios galimybės neturite, bet turbūt turim suvokti, kad vaikas nėra kaltas ir jo negali net išmesti šiais laikais, net pasiūlyti jam išmesti iš mokyklos, nes žinau, kad memorandume bus apie tai kalbama, kad turėtų teisę šalinti iš mokyklos ir aš manau, kad tokia teisė turėtų būti, ypač tų šeimų turbūt, kaip aš minėjau, kur yra ne
socialinės rizikos, bet iš tvarkingų šeimų, tai tėvam būtų, aš manau, ir didžiulė gėda. Ir tikrai pagalvotų, ar toks vaikas, ar jie patys teisingai elgėsi, jeigu jų vaikas yra šalinamas iš mokyklos. Tai aš pasisakau asmeniškai už tai, kad tokia turėtų atsirasti galimybė. Taip, tai turėtų spręsti turbūt ne vienas mokyklos direktorius, tai mokyklos taryba turėtų nuspręsti, bet negalim leisti, kad vienas vaikas terorizuotų mokytojus, terorizuotų visą mokyklą ir trukdytų tam visam ugdymo procesui. Tai mano tokie pastebėjimai ir aš visada sakau ir sakysiu, kad viską reikia pradėti nuo šeimos. Tai jeigu būtų pagalba ir iš profsąjungų šito atžvilgiu, tai aš manau, mes galėtumėm kažką bendrai ir padaryti. Tai, o jūsų pasisakymus, aš manau, išgirsim ir daugiau konkretesnių dalykų, kas vyksta vienoje ar kitoje mokykloje, kokie yra tyrimų rezultatai. Ir tą turėtume mes pateikti kaip papildomą medžiagą, kaip priedą prie tam tikrų teisės aktų, kurie turėtų vis tiek kažkada ateiti ir išvysti dienos šviesą. Nes kitaip aš nematau mokyklos ateities. Galbūt miestuose, didžiuosiuose miestuose taip, bet nebematau mokyklos ateities dėl to, kad nebus mokytojų, nebus norinčių kas eiti. Reikia suprasti, jeigu ir ateis jaunoji karta į mokyklas, jie ateina iš tos pačios socialinės kultūros, iš to pačių socialinių sluoksnių, kurie irgi buvo galbūt ir augę tam tikrose šeimose, mokyklose, kur tokia ar kitokia kultūra patys matė, kaip vaikai elgėsi su mokytojais, jie patys taip pat elgsis ir su mokiniais. Taip, kad čia gaunasi kaip lik ir užburtas ratas. Ir kol turime tą senąją kartą mokytojų, tai turbūt dar ta situacija yra pakenčiama. Kai tik tai pasikeis karta, aš matau, kad iš tikrųjų mokykloje gali prasidėti tikrai labai negeri dalykai, jeigu mes to proceso nesustabdysim ir nepriimsim atitinkamų dokumentų. Tai aš tiek trumpai apie savo pastebėjimus. Ačiū Virginija už išsamų pasisakymą. Ir turiu tokią informaciją visiems dalyviams, kurie labai skuba. Siūlyčiau neskubėti, nes pabaigoje kiekvienas dalyvis gaus forumo dalyvės sertifikatą, kuriame bus pažymėta, kad jis dalyvavo šiandien 6 valandų tame renginyje. Manau, kad mokyklų vadovai tai skaičiuos į kvalifikacijos kilimą. O dabar kviečiu pasisakyti Vilniaus licėjaus direktorį, gerbiamą Saulių Jurkevičių, kuris kalbės, kaip būtų galima užtikrinti ugdymo kokybę šiandieninėje mokykloje. Iš tiesų dar kartą sveikinus ir malonu girdėti viešai, kad iš ties pradėta kalbėti racionaliai ir remiantis šiek tiek sveikų protų, nes tai, kokia situacija ateina į mokyklas, jinai iš tiesų, aš manyčiau, yra pakankamai grėsminga ir aš pabandysiu šiek tiek pamastyti, nes matot, čia yra problema ne tik finansavimo ir ne tik tam tikrų tvarkų. Manau, kad turbūt pagrindinė šiuo metu problema yra apskritai susivokimo problema. Ir yra keletą Bernardinuose išėjusių tokie galbūt 3 pagrindiniai straipsniai, kuriuos aš esu įdėmiai perskaitęs. Ir vienas iš jų yra apie drausmę, ir tai rašo anglų pedagogas. Kitas yra garsus straipsnis apie žinias ir gebėjimus, jų santykį mokykloje. Jis yra ypatingai vertingas. Ir aš remsiuosi būtent šitais straipsniais. Ir kitas yra psichologijos apie ištižėlių kartą. Ir aš apie tai kalbėsiu. Tai pradėdamas savo kalbą, aš norėčiau tiesiog pacituoti citatą iš Lietuvos ryto laiko ženklų skilties. Jis skamba taip. Lietuvos švietimo problemos jau žinomos ne vienerius metus. Drausmės mokykloje stoka, neaukšti mokymos ir elgesio standartai, geriausiai atveju nukreipti vidutinį lygį, išplitusi pedagogo apatija, formalus požiūris į mokinius, menkas mokytojo profesijos prestižas. Akivaizdu, kad esama padėtis švietimo sistemoje kelia visuomenės rūpestį ir nerimą. Šiandien galime konstatuoti,
akivaizdžiai ir iš šių kalbų, kurios vyksta, kad investavę milžiniškas lėšas į švietimo sistemą, ne tik, kad nepasiekime akivaizdaus kokybės gerėjimo, tačiau iš įvairiausių tyrimų matome, kad padėtis sistemingai prastėja. Visos ugdymo turinio kaitos reformos, kas yra ypatingai svarbu, ilgainiui tapo, turbūt, jeigu įdėmiai sekate, savitikslėmis, o po jų nuolat grįžtame į pradinę padėtį, taip nieko apčiuopiamo ir nepasiekia. Mokyklo tinklų pertvarka, apie kurią buvo daug kalbėta, nedavė apskritai akivaizdžios naudos, bet į švietimo sistemą įnešė patį žalingiausią reiškinį, tai supriešino mokytojus ir supriešino mokytojų bendruomenę. Šiandien aš girdžiu gerų gimnazijų, įsivaizduojamų gerų gimnazijų, nes viskas yra labai santykinai, kai kurie net nenori sakyti tai garsiai prie manęs, kad kalbėdami sako, jeigu mes dar priimtume į 5 klasę, mes dar iš jų kažką padarytume. Bet kai jau priimame į 9 klasę, situacija jau yra pakankamai sudėtinga. Taigi, galiausiai bandymai kopijuoti užsienio švietimo sistemų optimalų rezultatą praktiškai akivaizdžiai paliudijo vieną tiesą, kad norint pasiekti švietimo sistemoje optimalų rezultatą, pirmiausia reikia remtis savo patirtimi, savo tradicijomis ir dirbti savo galvą. Taigi, lėšos, nei struktūriniai pertvarkymai, nei turinio kaita, nei užsienio šalių patirties sklaida nepakėlė Lietuvos mokyklos į naują kokybinį lygį. Todėl natūraliai kyla klausimas, ką galėtume padaryti, kad padėtis bent neblogėtų, arba bent jau jaustumės šiek tiek prideramiau. Pirmiausia, pradedu nuo to, ką aš įsivaizduoju. Turime atsisakyti nuolankaus ir susitaikėliško kalbėjimo būdo ir grįžti prie tikrų švietimo vertybių, besiremiančių pedagogo autoritetu ir kompetencija. Tačiau, kad tai galėtume padaryti, turime labiau pasitikėti savo jėgomis ir vieningai sutarti. Pakaks to nuolatinio verkšlenimo ir dėjavimo. Pakaks nuolaidžiauti mokinių savivaliai ir tėvų aiškinimui, kaip reikia mokyti jų vaikus. Užteks klausyti indoktrinuotų valdininkų vizijų apie moderniosios pedagogikos privalumus. Turime remtis Lietuvos Respublikos konstitucijai įtvirtintomis tiesomis ir aiškiai pasakyti, kad mokykla yra mokymo ir auklėjimo institucija. Tarp kitko, konstitucijoje įtvirtinta tai yra mokymo ir auklėjimo savokos. Tai mes net konstitucinių savokų nevartojame savo švietimo sistemoje, tai yra tam tikra akivaizdi tiesa. Ir turime aiškiai pasakyti, kad mokytojas yra ne paslaugų tiekėjas ir paklusnus vykdytojas, o autoritetinga asmenybė, išmananti savo darbą ir reikalaujanti, kad mokiniai pasiektų deramą išsilavinimo ir brandos lygį. Turime besąlygiškai reikalauti, kad mokyklose būtų užtikrinta drausmė ir padorus elgesys. Mokytojas privalo mokyti, o ne mokinius drausminti ir be reikalo aiškinti elementaraus padoraus elgesio tiesas. Šventame rašte parašyta, mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją. Todėl esminių pedagogikos tiesų atsisakymas, prisidengiant iškreiptai suvokiama humanistinė pasaulėžiūra, veda prie pražūtingų padarinių. Cituoju anglų pedagogo garsaus pastebėjimus. Vaikų vadovaujamo švietimo retorika buvo ir vis dar lieka itin viliojanti, tačiau ji nepavyko. Ji paremta visiškai klaidinga prielaida, kad galima pasikliauti mokiniais tą prasme, kad jie patys žinos, kas jiems geriausia. Šio utopinio mąstymo praktinė išvada buvo nuolatinis Britų valstybinio švietimo standartų kritimas. Įsiklausykime į šiuos žodžius ir nepasiduokime kvailinimui apie tiesas, po kuriomis slepiasi mokinių tingėjimas, nenoras rimtai mokytis, galiausiai nemažos dalies ir negebėjimas. Kad pasiektume bent patenkinamą išsilavinimo lygį, reikia įdėti nemažai triūso ir dažniausiai tai su malonumu neturi nieko bendro. Visame mokymo procese yra daug rutininės veiklos ir nuolatinio kartojimo. Ir tai dar kartą pabrėžiu, nėra malonus laisvalaikio praleidimas. Daug lengviau yra kalbėti apie dalykus, kurie nereikalauja darbo ir sukuria mokymosi iliuziją. Viešoje erdvėje mes nuolat girdime tas nuolatinės
kalbas apie kažkokius tai krūvius, drįstu pastebėti, kad 11-12 klasių jų beveik nebelikę, apie neva mokytojų nesugebėjimą sudominti mokinius, ar čia, sakysime, kažkokios pramogos mokykloje turi vykti pamokos metu ir kiek galima kartų sudominti mokinį. Nuolat eskaluojama ir nepagristai kalbama apie kažkokius egzaminų stresus. Čia dar yra kažkokie tai vienas didelis nesusipratimas. Mes sistemingą mokymą pradėjom traktuoti kaip varginantį mokinius procesą. Pamokų ruošimą ir kontrolinius darbus vardėme kaip kažkokį tai išbandymą ar dar baisų sukrėtimo egzaminų laikymą mes prilyginame traumai ir šokui. Iš tiesų, tai atrodo, sakyčiau, čia yra mentaliniai dalykai. Arba mes susivokėme, apie mes kalbame, arba mes apskritai kalbame kažkokius tai vėjus ir iš tų vėjų mes gauname labai akivaizdų rezultatą. Taigi, toks požiūris duoda akivaizdžius rezultatus. Mes tą tingėjimą pateisinam neįdomiomis pamokomis. Man teko daug kartų susidurti su pseudo įvairiais veikėjais, kurie aiškina, kad viskas būtų gerai, jeigu mokytojas tai darytų įdomiai, įdomu, kaip įdomiai papasakoti rimtus dalykus. Pavyzdžiui, pirmąjį Newtono dėsnį gal sušokti reikia, gal sudainuoti, gal kokią Nataliją pasikviesti. Tada gal būtų įdomu. O antrąjį Newtono dėsnį mes mokysimės gal su Cicinu. Ir taip toliau. Tai žiūrėkit, čia yra ironija, yra baisi ironija. Mes turime atsiplėšti nuo nesąmonių. Toliau. Prastą nelankymą mes bandome vis pridengti, kad mokytojų reikalavimai yra nepagristi, kad jie neva nesugeba sukurti kažkokios mokymui patrauklios aplinkos. Aš ją pavaizdavau. Taigi, šiaip jau žiūrint iš šalies sveikų protų šiandieninę Lietuvos mokyklą, man, žinot, į ką jinai panaši, ne į mokymo įstaigą, o į socialinę prieglaudą arba psichologinės pagalbos teikimo instituciją. Čia yra tokia akivaizdi tiesa ir ta tiesa yra nepaneigiama. Šiaip jau norma tapo, kad be psichologo ir socialinio pedagogo mokykla nebegali funkcionuoti. Daugeliui pačių psichologų, kurie dirba mokyklose, reikia nemažos psichologinės pagalbos. Gal tai ir aštriai skamba, bet žinokit, tiesos šitose žodžiuose yra. Žinot, kodėl aš taip sakau? Kai 50 mokytojų, kurie turi gyvenimišką patirtį, kuri praėję, kaip sakoma, ugnį ir vandenį, nieko negali pasakyti apie mokinio elgesį ir nueina pas 21 metų mergaitę, kuri sutrikus ir klausia, tai ką mums dabar daryti? Ir ta mergaitė bando paaiškinti ir jai labai tai sunkiai gaunasi. Žiūrėkit, tokios politikos rezultatas yra tai, kad mokytojas iš esmės yra nušalintas nuo auklėjimo proceso. Tai yra akivaizdi tiesa ir sprendimo priėmimo dėl mokinio elgesio. Cituoju visišką absurdą, kuris yra įteisintas švietimo įstatymo 29 straipsnė, su kuriuo ir pats susidūriau, kad norint perkelti mokinį į kitą mokyklą, reikia derinti su tėvais, pedagoginę psichologinę tarnybą ir vaiko teisių apsaugos tarnybą. Manau, kad Lietuvoje nėra buvę precedento, kad kas nors bandytų eiti šiuo beviltišku keliu, kuris dar kartą paliudė, kokioj apgailėtinoje padėtyje yra atsidūrusi mokykla ir mokytojai. Šiandien Lietuvos mokykloje užtikrinamos, šiaip reiktų irgi visų balsų šaukti, šiandien Lietuvos mokykloje yra užtikrinamos mažumos teisės, kas yra populiaru apskritai mūsų visuomenėje, tačiau praktiškai daugumos teisės, juk yra Lietuvoje mokinių, kurie dar nori mokytis, jų yra teisės nuolat pažeidinėjamos ir jiems neleidžiama ir, sakysime, trukdoma natūraliai ir tvarkingai dirbti. Tai siūlyčiau, vieną dar tiesą aš jums pasakyčiau, mes kalbame apie pinigus, aš kalbu apie reikalo esmę, mes kalbame, ką turėtume padaryti. Žinot, yra dabar tokia tiesa, kurią supratau, žinot, labai nedaug reikia padaryti. Bet tai, ką aš pasiūlysiu, greičiausiai mes nepadarysim, nes mes to negalim padaryti. Bet jeigu mes tai padarytume, koks atgarsis būtų ir kaip mes pajudėtume į priekį. Šiuo metu švietimo sistemoje reikėtų kokių 3 gerų sprendimų ir situacija pradėtų stabilizuotis. Priimkime, grąžinkime, čia šiandien labai populiariai kalbėjo pirmin į ateitį, turbūt žinome lietuvių garsų režisierių Zemeckį, Back to the Future, šiaip mums turbūt reikėtų atgal
į praeitį tam, kad sukurtume ateitį. Nes praktiškai mes atsisakėm visiškai natūralių dalykų ir mes patekome į tokią terpę, kuri iš tiesų kartais nesusiveda su sveiku protu. Todėl ir siūlau profsąjungoms už moksleivių elgesio taisyklių nesilaikymą, mokyklos tarybos sprendimu mokinys gali būti šalinamas iš mokyklos. Kaip paprasta ir skaidru. Dabar toliau. Kai kurios mokyklos gali naudoti šitą teisę, kitos gali ir nesinaudoti, bet mokykla bent jau turės teisę kažką tai pasakyti, jeigu jinai turės politinės valios. Jeigu tokia tiesa būtų nuleista į mokyklas, o kokio mes įdomaus atgarsio sulauktume. Bet norint tai gyvendinti, mes darysim viską. Mes turbūt prieisime prie antro psichologo etato, prie antro socialinio darbuotojo. Galų gale mes padarysim 50/50, bet paprasto sprendimo nepriimsime. Toliau, kalbėta ir nekartą yra sakyta, kad formuojant mokyklos tarybos sudėtį, į ją traukti mokinius yra daugiau negu nesusipratimas. Nepilnamečių mokinių dalyvavimas mokyklos taryboje, kurioje priimami fundamentalūs klausimai, tarp kitko, čia mes juos žalojame ir psichologiškai jau. Taryboje, įsivaizduokite, 16-17 metų vaikis, kuris nei gyvenimo patirties, nei šiaip reikalų išmanimo ir nieko, ir mes reikalavome balsuoti už fundamentalius klausimus mokykloje. Šiaip jeigu mokykla funkcionuotų normaliai, tai jeigu mes suteikėm mokyklos tarybai teisę kažką tai daryti, tai pirma, yra mokytojai, sutinkat, yra vertė. Toliau, yra tėvai vertė ir šiaip būtų labai svarbu ir prasminga turėti socialinius partnerius, kurie ateitų ir taip sakysime, na, tegu, kad ir pasėdi kažkokie žymus verslininkai jūsų mokyklos taryboje ir tegu sveikų protų pasižiūri, kas darosi. Aš manau, šita taryba tikrai nepadarytų kažkokių kvailų sprendimų ir jinai tikrai priimtų sprendimus pasveriant ir tai būtų natūralu ir visa kita. Antra, tai čia dėl elgesio. Antras dalykas yra išplaukiantis iš mūsų elgesio problemų, yra mūsų iš tiesų mokymosi kokybė. Aš jums rekomenduoju, bet tai padaryti irgi yra labai, yra paprastas, tiesas įgyvendinti yra labai sudėtinga. Jinai skambėtų taip, pareikalaukime, pradėkime reikalauti iš mokinių prideramo mokymosi ir vertinkime juos pagal pasiekimų lygį. Toliau, visi mokiniai, neturintys sveikatos sutrikimų, gali pasiekti apibrėžtą valstybės standartą. Tai yra tokia tiesa, per kurią mes praėjome ir akivaizdžiai patyrėme savo kailių. Kai kalbama, kad mokyklos yra panašios, taip jos iš tiesų viską gali padaryti, pakankamai vienodam lygyje. Ir negali būti tokių baisių atotrukių, kuriuos dabar bandoma, sakysime, parodyti. Tai, žinokit, atotrukis yra pasiekiamas ne todėl, kad, pavyzdžiui, kai kuriuose mokyklos ir savo mokyklos patirtim remiasi, mes neteisingai suprantami, kad tai ateina kažkas. Ir aš dar toj pasakysiu, kad to kažkas iš vis Lietuvoje nėra. Yra tiesiog žmonės norintys mokytis ir aplinka sukuriama, kur tai galima daryti, ir yra aplinka, kur yra visiškai nepalanki tom tendencijom. Turime aiškiai, puikiai suprasti, kad neadekvačiai rašydami pažymius, mokytojas neadekvačiai rašydamus pažymius, eina labai pavojingų kelių ir tas kelias, arba ta, sakysime, procedūra vėliau atsisuka labai aštrių kampų prieš mokytoją. Be to mes turėtume atsisakyti, ir čia remsiuosi antruoju rimtų pavyzdžių, indoktrinuoto kalbėjimo apie pamokos organizavimą, kurią čia taip labai platina nacionalinė moksleivių vertinimo agentūra, iš tiesų ten juokingas procesas vyksta, jeigu šiaip sveikų protų iš šalies pasižiūrėt. Aš šiek tiek, nepykite, gal užaštrinu tam, kad šiek tiek, žinot, jeigu nori pasiekti pamokoje su mokiniais kažkokį rezultatą, arba šiaip reikia truputį aštriau kažką pasakyti, kad žmonės atsibustų. Nėra viskas priimama kaip konstanta, dėl visko galima kvestionuoti, į viską galima žiūrėti pakankamai skeptiškai. Nėra patikrintų vienareikšmiškų konstantinių šabloninių tiesų apie pamoką. Kaip turi atrodyti pamoka, jeigu ateisite su motyvuotais vienaip atrodys, nueisite kitaip atrodys. Tai jeigu mes matuojam pagal vieną šabloną, tai atrodo tiesiog, kvaila. Taigi, apie tos šablonus yra tokia irgi garsi britų pedagogė. Ir mes čia nuėjome labai pavojingų kelių, kalbėdami apie žinias ir gebėjimus, aš ją cituoju. Kerinti pamoka, išskyrus vieną problemą. Ši novatoriška, sukrečianti,
21 amžiaus vaikų parengimo moderniam pasauliui pamoka nieko nemoko. Ji neturi jokio turinio, jokių žinių, apie kurias vaikai rašytų, skaitytų ir mąstytų. Dar daugiau, nuolatinis žinių sumenkinimas ir gebėjimų išaukštimas sukūrė ydingą aplinką, kurioje, kaip teigia pedagogė, bandoma, čia cituoju ne savo žodžius, priversti niekšelius padoriai elgtis, diegiant visokius veiklos įgūdžius, kurių prireiks, vėl ironizuotai jinai cituoja, vis besikeičiančiame, vis išmėginančiame ir nešančiam nerealius iššūkius 21 amžiaus vidurio pasaulyje. Va štai atrodo moderni pamoka. Taigi, pradėję iškreiptai traktuoti mokymą ir užsiimdami įvairiausiomis veiklomis, kurių pagrindinis yra tikslas, kaip padaryti mokymą patrauklų, gavome bent jau šioje srityje akivaizdų rezultatą. Sumenko ne tik raštingumas, žinios tapo daugiau negu prastos, dalis mokinių negali įsiminti paprasčiausių dalykų. Ir kai Seime diskutuoja tokį klausimą, negalima tai prisiminti 90 kovo 11 ar vasario 16. Tai žinot, čia mes klausimas maždaug keliamas yra taip. Tai žmogau, kiek yra 2 + 2? Ar tu gali prisiminti, ar reikia kalkuliatoriaus? Ir tai diskutuoja rimtais veidais žmonės, kaip rimta problema. Ne čia mokymo problema, čia elementarūs dalykai. Išmokti datą, skaičių ar įvykį. Tam reikia tiesiog mokytis. Taigi, knygų skaitimas iš vis buvo patrauktas į antrą planą. Tai čia iš tiesų daugelis čia lietuvių kalbos reformos rezultatų, bet tai nesigilinsime. Tačiau buvo labai sureikšmintos naujosios technologijos. Ta visa naujų technologijų kultūra mokykloje buvo žiūrima kaip panacėja. Tačiau aš noriu iš karto pasakyti, kad tai labai reikia atsargiai žiūrėti naujasias technologijas. Geriausiu atveju tai atlieka placebo vaidmenį, kad daryti tabletės ir iš tiesų nesigydai. O šiaip dar gudresnėse mokyklose yra uždrausta kaip ženkliukas, jokių naujų technologijų pamokose negali būti. Yra ir tokių požiūrių. Ir tai tarp kitko daro. Ne kur, bet kur, o kur yra Google, kur yra visi inovatyvūs dalykai Amerikoje, Kalifornijoje ir kur yra uždaro mokyklas nuo visų šitų nesąmonių, kad vaikai turi rankite rašyti ir turi atlikti pagrindinius procedūras, kurios iš tiesų ir formuoja tikrą mokymąsi. Yra ir tokių požiūrių. Taigi, naujos technologijos, dar kartą noriu, čia atskira kalba. Taigi, situacija yra daugiau negu aiški ir manau, kad jinai į gerą iš tiesų tikrai jokių šansų keistis nesituri. Taip gan drastiškai, jeigu nebus priimti kažkokie rimti sprendimai. Ir mes klaidžiosime dar kurį kartą labai laimingi, su laimingais vaikais kabutėse, dar laimingesniais tėvais kabutėse, kurie tokios pragaištingos pedagogikos rezultatą pamatys ateityje, apie kurį šiek tiek irgi pasakysiu. Dedu vilčių šiek tiek yra į kriterijinio vertinimo įgyvendimą, kuris galėtų parodyti tikrą mokinių žinių ir gebėjimų lygį. Tarp kitko, kai įvedė jau bent valstybiniuose egzaminuose jau kriterijus, turbūt pastebėjote, kad jeigu viskas būtų labai aiškiai sudėliota į savo lentynėlės, tai, pavyzdžiui, atskirose disciplinose jau nebėra net šimtukų. Pavyzdžiui, istorijoje, pateiksim pavyzdį, šimtukų sumažėjo per pusę. Tai rodo ne egzamino sunkumą, tai rodo apskritai realią padėtį, kai dalykai padėliojami pagal tai, kad žmogus turi mokėti. Mes matome, kad mokiniai vertinami mokykloje nevienodai. Pažymiai rašomi irgi, na, sakysime, dažnai, švelniai tariant, norminiu būdu, bet ne kriteriniu. Be to daliai mokinių yra parašomi teigiami minimalūs vertimai dėl įvairiausiai mums gerai suprantamų priežasčių. Turime gerbti savo profesiją ir reikalauti, kad mokinys besimokantis pagal, pabrėžiu, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir turintis nepatenkinamą metinį pažymį, nedėrėtų kelti aukštesnę klasę. Tegu pakartoja, tegu pasimoko, galų gale tegul užauga 6 klasėje. O kas čia tokio? Buvo tokia sistema, tai jinai teikia savo žavesio ir grįžkime atgal į ateitį. Toliau, galiausiai turi būti peržiūrėta ir brandos egzaminų sistema. Aš čia šiek tiek pasisakiau, bet ne dėl to, kad tai turėtų būti istorijos egzaminas, kaip
istorijos egzaminas tikrai nepakenktų. Reikėtų daugiau apskritai privalomų egzaminų. 5 arba, sakysime, 4 privalomi, 2 pasirankiami ir baigiame mokyklą. Bet mes šiandien to bijome, aš akivaizdžiai tą pamačiau ir tendenciją pamačiau. Mes bijome privalomo istorijos egzamino, sako, yra 2 tiesos, kurias pasakysiu. Pirma tiesa, mokytojai bijo, kad jeigu ves privalomą egzaminą, reikės skurdinti dar ugdymo turinį, nes kai kurie iš vis to nepakęstų, nes ir akivaizdi tiesa, kad yra pasiekę tokį lygį per 20 metų, kad daugelis turbūt iš vis nepajėgtų užbaigti mokyklos šiandien Lietuvoje. Mes pasiekėme lygį, kaip aš juokavau savo dukrai, kuri domisi literatūra, ir aš pasakiau žodį Ieva Simonaitytė. Jinai mane žiūrėjo, kaip sakoma, akis išpūtusi, ir aš supratau, kad vis tik reikėjo 20 metų padirbėti, kad negalėtų pasakyti, kas yra Ieva Simonaitytė. Ir daug tokių, mes dirbame, bet žinokit, čia yra iš tiesų pavojinga tai, ką mes turime. Toliau, be to, einu į pabaigą, mūsų pedagogikos strategų pasirinktas kelias, ir čia kalbu apie tą vidinį daugiau tokį susivokimą situacijoje, ugdo inkščiančią, dejuojančią ir verkšlenančią kartą, kuri garsioji psichologė Marano pavadino ištižėlių karta. Tai psichologiškai pažeidžiama, silpna, negalinti pakelti net minimalių išbandymų jaunuomenė, kuri susidūrusi su nedideliais sunkumais, labai greitai palūžta. Aš kai pamačiau, kai vaikai ten, sako, kad čia yra kažkas sunku, kad čia nepakeliama ir visa kita, tai, žinot, tai jau yra nebenormalu. Tai jau yra nebenormalu. Jeigu mes neprarandame, dar įsaugome šiek tiek sveiko proto. Marano taip pat teigia, kad anksčiau ir vėliau dauguma vaikų turės suprasti, jog jie yra tik vidutinybės. Tokie patys, kaip ir didžioji kita dalis. Todėl perdėta, va čia irgi vieno direktoriaus pavyzdžių cituoju, perdėta mokinių globa, neadekvatus jų asmenybės ir teisių sureikšminimas, kuria aplinka, kurioje tarpsta egoistai, tingus, įžulus vartotojai, reikalaujantis, kad visi taikstytųsi su jų reikalavimais. Šie vartotojai ateina į aukštasias mokyklas, kuriuose jau nebesugeba rimtai dirbti, kelia tokius pačius reikalavimus dėstytojams ir visai aukšto mokslo sistemai. Tokio mokymosi migla vis labiau apima mūsų šalį ir tampa rimta grėsme valstybei, nes po truputį valdymo struktūrose, tas irgi akivaizdu, įsigali kompetencijos ir kvalifikacijos stokojantys žmonės, o greičiausiai tai daug kartų didesnis pavojus mūsų valstybei negu išorinė grėsmė, kurios mes taip labai bijom. Ir pabaigai. Taigi, tik realaus deramo elgesio normų įtvirtinimas arba taip daugelio nemėgstamo žodžio drausmės įvedimas, mokytojų autoriteto mokykloje sugrąžinimas ir mokymosi reikalavimų užtikrinimas gali padaryti prielaidas, kad sustabdytume prastėjančią padėtį. Atrodytų, tiek nedaug reikia padaryti, tačiau tai įgyvendinti yra daug kartų sunkiau nei įsisavinti milžiniškas ES lėšas, kelti kvalifikaciją bijotinos vertės seminaruose, postringauti apie humanistinės pedagogikos privalomus, kas čia yra dabar tapę tokia norma ir tokių lygių. Kad pasiektume kokybiško mokymosi rezultatų, šiandien, žinokit, nereikia jokių išlaidų, jokių kelionių į užsienius, patirties semtis. Čia juokingai atrodo, vėl lėksime į Estiją ir Suomiją, užtenka juokinti pasaulį. Nebereikia kaitalioti jokių programų ir sustabdyti vadovėlių tą kaitaliojimą. Čia yra bizniukas sukasi labai didelis. Galiausiai tam net nereikalingos moderniosios technologijos, kameros koridoriuose ir tvoros aplink mokyklas. Paprasčiausiai reikėtų pripažinti ir įvardinti tikrasias mokyklos problemas ir pradėti jas iš esmės spręsti 3-4 rimtais sprendimais. Priimkime 3 rimtus sprendimus ir pasižiūrėkim, tai yra paskutinis šansas, ką mes dar galime padaryti. Visos kitos veiklos, visi kiti dalykai bus tik imitacinio pobūdžio, kurie vėl dengs problemą. Arba mes galim priimti 3 kokius sprendimus, šiaip jau Lietuvos valstybė, arba jinai iš vis nieko nebegali jau. Jinai tik tai gali šiuo metu slėpti problemą ir klajoti paskendusi
sakysime, tose burtažodinėse savokose, kurios, sakysime, indoktrinuoja mokytojus ir kurie įtiki tobulos pamokos vedimo schema, įtiki ten dar kažkokiomis kitomis nesąmonėmis ir tai pabandyk dar pasiginčyti. Labai sudėtinga. Na ir pabaigai gražus palinkėjimas. Nesinorėtų tapti šalimi, į kurią atvažiuotų pasižiūrėti, kaip nereikia daryti švietimo reformų. Optimistiškai, geriau tapkime šalimi, kuri nebijo būti savimi, sugeba turėti savo poziciją, remti savo tradicijomis, o ne plaukia pasroviui su abejotinos vertės pedagoginėmis fantazijomis ir utopijomis. Sėkmės jums. Ačiū labai Sauliui Jurkevičiui, iš tikrai įdomias ir svarbiausiai labai teisingas mintis. Ir daug dievė, kad tai ne tik mums audronė jausi tai Kristų, bet ir kad kas nors daugiau išgirstų tai ir šnekam, kad turėtų tai girdėti turbūt ir mūsų valstybės vadovai. Ir visi, kiek jų yra. Ir toliau kviečiu pasisakyti Eugenijų Jesiną, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininką, ir jo pasisakymo tema didėjantis smurtas mokyklose, grėsmė saugumui ir ugdymui. Sveiki dar kartą. Aš nujaučiu, kad gerbiamas Sauliaus pranešimas buvo slapta nutekintas į vyriausybę. Todėl ne vieno atstovo iš vyriausybės ir nėra, kad neišgirstų tai, kas iš tikrųjų aktualu, ką reikia pradėti vykdyti. Mano mintis turi tiesioginį sąsajas su vieša informacija, šiek tiek statistiniais duomenimis. Todėl savo pranešime pasinaudosiu konstatuotai publikuotą viešą informaciją. Visoje Europos Sąjungoje nuo 80 metų paauglių jaunimo nusikalstamumas išaugo dvigubai. JAV per metus paaugliai padaro 2 milijonus nusikaltimų. Lietuvoje per 3 dešimtmečius nusikaltimų lygis išaugo 5,4 karto. Galima vardinti be galo, bet tai padarys kiti. Aš apsiribuosiu kuklę statistinę informaciją. Įdant konstatuojami faktai būtų įtaigesni. Kokios to reiškinio mokinio agresijas, priežastis ir motyvai? Įvairūs. Nuo narkotiko ir alkoholio vartojimo ir paplitimo paauglių tarpe. Iki socialinių, ekonominių, psichofiziologinių faktorių. Tame tarpe bedarbystės, emigracijas, šeimose patyrimas prievartas, psichosomatinių veiksmų, saviraiškas ir saviaktualizacijas poreikio, depersonalizacijas, laisvai parduodamų ir įsigijimų ginklų ir taip toliau. Jei moksleivių agresyvumo raiška tarpusavio santykiuose analizuojama plačiai, tai apie mokinių smurtavimą prieš mokytojus tyla. Reakcija tik tuomet, kai tai liečia baudžiamąjį arba civilinį kodeksas. Tačiau tai nereiškia, kad tokios problemas nėra. Pusė tiesos, gerbėmėje, yra visiškas melas. Ir neteisybė bet kur, grėsmė teisybei visur. Tikriausiai. Tokios tiesos, netiesos apraiškų sprendimų realumas analizuojamas moksliškai pagristomis teorijomis. Apie tokį elgesio atsiradimo priežastis. Paminėsiu keletą tos srities mokslininkų. Mayersas 2000 metai, Dobsonas 99, Bartneris 98, Mertonas, o taip pat lietuvių mokslininkai praktikai. Ponai Valickas, Kveskienė, Pruskus. Pasak mokslininką Borkhaimą, deviacijos visuomenė atlieka dvi funkcijas. Tai yra adaptyvioji iššūkiai, tai yra varomoji visuomenės progresavimo jėga, palaikančioji ribą tarp gerą ir blogą. Tai yra suteikiančioji tariamą laisvę ir erdvę individualiems pasirinkimams.
Padaręs nusikaltimą mokinys paauglis sukelia kolektyvinį atsaką, kuris sustiprina grupės solidarumą ir išgrynina socialinės normas. Ar į kur tai veda? Mokslininkas Mertonas graduoja tokias didvyris 5 kategorijomis. Paminėsiu 3 mums gerai žinomas edukacinėje erdvėje. Ritualistai, maištautojai, atsiskyrėliai. Tai tipažai paauglių, įvykdančių vis radikalesnės nusikaltimus ir išpuolius prieš vietinę aplinką. Šeimose, mokyklose, gatvėje ir ne vietinę, išeinančią už šalies valstybės ribų. Reiškia, tokie reiškiniai ne tik egzistuoja, bet jie ir bus. Visada. Tam yra moksliškai pagrįstas ir psichologiškai išanalizuotas mokinių agresyvaus elgesio aplinkos atžvilgių pagrindas. Tai vertikali tokia socialaus reiškinio analizė, o horizontali? Horizontali tai socialinė gyvenimo prieštaras. Jos visada irgi bus. Tai ir aibė subkultūrinių reiškinių, kurios įtakoja agresyvų elgesį, pagal mokslininką Giddensą. Ir moralinio reguliacijų nepaisimas, išmoktoja deviacija, kai kurie individai tampa išskirtiniais, demonstruodami agresiją pavieniui ir užmegzdami ryšius su nusikalstamu pasauliu, besijungdami į grupės. Tai ir biologiniai ypatumai. Jie dėja Estija ir yra genetiškai paveldimi. Tai skatina ypač pastebimus nusikaltimus ugdymo erdvėse. Tokie reiškiniai vyksta dėl pažeistos pusiausvyros tarp paskatų imtis nusikalstamas veiklos ir agresijas prieš vyresnius ir socialinės kontrolės, kuris sulaiko nuo tokių veiksmų. Trumpai paanalizavus objektyvus agresijos atsiradimo veiksnius tampa aišku, kad mes to išvengti negalime. Su to reikia tvarkytis, apgalvotai ir išvalgiai. Kas tokių reiškinių amortizatoriai? Tose erdvėse, kur paaugliai praleidžia buvimo laiką didesnę dalį. Gali būti ir retorinis klausimas. O kokias smurto apraiškas mes matome? Realybė tokia. Fizinio, prieš bendraamžius ir prieš mokytojus. Seksualinio, priekabiavimas, privartavimai, kraujomaiša, privartinė prostitucija, psichologinio, nužeminimo ir įžeidinėjimo iki šantažo, grasinimų, tiesioginių funkcijų trikdymą ir kitkas. Emocinio. Jis dažniausiai susijęs su valdžia ir kontroliavimu. Baimė ir neapykanta, emocinių šantažų. Į nieko bendro neturi su aukštesniaisiais jausmais. Radikalaus nacionalistinė pobūdžio smurtas peržengėtis vietinių bendrijų į šalies ribas. Visa tai lokalioje erdvėje pasireiškiančias smurtinės išraiškas perauga į smurtinį ekstremizmą atvejais net tarptautiniu mastu. Beje, smurtinio ekstremizmo atvejais tarptautinėje arenoje paauglius įtakoja makrosocialiniai veiksniai ir tinkamas netinkamas ugdymas bei prevencinių priemonių taikymas. Ar mokykla, tik mokykla yra tokių veiksnių pagrindas? Ne, ko gero ne. Be jų pasiraiškimas dažniausiai pastebimas ugdymo erdvėse, prieš bendraamžius, o ypač prieš pedagogus. Pasinaudosiu VRM publikuojamais statistinės duomenimis, kokiamis formomis pasireiškia smurtavimas. Prievarta, fizinė, emocinė, psichologinė. Sumušimai, įsiveržimai, įsilaužimai, turto sunaikinimas, reketavimo atvejai, izoliacija, tai įkaitų grobimas, įžeidinėjimai, niekinimai, tyčiojimasis, žodinė, emocinė agresija, terorizavimas. Štai turime visą puokštę agresyvaus elgesio mokyklose pasireiškimo formų. Ir tai vyksta kasdien ir prieš mokytojus taip pat. Statistiniai duomenys renkami, publikuojami, registruojami įvairiuose instancijose, apdarojami ir nedaroma nieko. Nes mokinys yra
naudos davėjas. Įdomu tik, kokios naudos teikėjas yra toks mokinys. O mokytojas tik naudos teikėjas, nes netgi statistika vaidina tik tokį vaidmenį, kokį norima jai suteikti. Iš lotynų kalbos statistika reiškia politiką. Nes mokinys turi dvigubai daugiau teisių nei mokytojai ir tiek pat mažiau pareigų nei mokytojai pagal švietimo įstatymą. Ir nėra jokio mechanizmo sudrausminti ugdytinį dėl jo blogą elgesio. Nes mokyklų vadovai bijo viešinti šiurpius faktus ir padaromus nusikaltimus prieš savo kolegas. Įdant nebūtų, taip kenkiama tariamai įstaigas reputacijai. O iš esmės tai pataikavimas krepšelio logikai ir ekonominio naudingumo principui. Nes jie, jūs, mes ir kiti nemastome diskursyviai, jo ugdymo sistema tai yra potencialus valstybės gerbūvio, visokio evoliucinis rodiklis, nes joje dirba ir ugdomas žmogus, kuris ne tik, kaip Maksim Gorkis sakė, skamba išdidžiai, bet ir nori jaustis išdidžiai. Ir ne tik dėl savo savigarbos principų, bet ir dėl finansinio vertinimo. Padarysiu mažą ekskursą ir atlyginimų, kurie niekaip nesukoreguojami teisingumo ir logikos parametrais. Papasakosiu tame kontekste tokį anekdotą. Vienas batsiuvis, kuris turėjo arklį, gyvena Kalifornijoje. Ir nutarė aplankyti savo brolį, kuris gyvena kitoje valstijoje. Ir jam reikės surasti arklydę, kur galėtų patalpinti tą arklį. Užėjo vienas arklydės ir išgirdo iš jų savininkų štai ką. Už arklio šėrybą ir gydymą imame $20. Ir $2 grąžiname už mėšlą. $20, Dieve mano, nesąmonė. Tiek daug mokėti, tarė batsiuvis ir nuėjo ieškoti kitų arklydžių. Kitose arklydėse savininkas pasakė savo kainą. $10 už mėnesį ir $1 už mėšlą. Batsiuvis papurtė galvą ir paklausė arklydžių savininką, ar jis nežino, kokių pigesnių arklydžių. Taip, saka, yra Akstrikte toksai arklininkas, kuris už $5 priima arklį į savo arklydės. Nukeliauja tas žmogelis į šitas arklydės, pasiklausia, taip jam ir pasako, taip, imu tik tai $5 už mėnesį. Batsiuvis ir klausia, o kaip su mėšlu? Už $5? Jokio mėšlo nebus. Tai įdomu, kokių paslaugų teikėjai ateityje tikėsi vyriausybė, jei nori pigiai pirkti paslaugų teikėją. Tegu šis klausimas būna retorinis. Įdomu, kad iš tikrųjų viskas yra vertinama pinigais ir už tų pinigų nematomas žmogus ir tos žmogiškosios problemas. Grįžtame prie smurto agresijas. 87 metais Europos žmogaus teisių teismas uždraudė fizinis bausmes mokykloje. Autoritarinė švietimo sistema pakeitė laisva, bet ta laisvė tapo beribė. Ir nesuprantame, nei kam tos tiek laisvės, nei ką su ją daryti, nei ugdytojai, kurie patenka į negatyvaus psichologinio klimato zoną dėl to, nei ugdytiniai, kuriems visai susipainėja moralinės normos ir vertybės. Mokslininkas Walkeris bandė analizuoti esamą problemą probleminėme kontekste. Kaip autoritarinę sistemą palaipsniui pakeisti laisvą? Į kaip ta laisvė neturėtų varžyti kito laisvės. Kalbu mokinių, mokytojų tarpusavio santykių kontekste. Kaip įstatymas turi pagrįsti abipusės teises lygiaverčiais principais, nevaržant ne vienos pusės žmogaus teisių, bet to pas mus nėra. Tai traukiame tokius įstatymus iš įstatymų teisių šešėlio
į žmogaus teisių šviesą. Koreguokime, nes tokie įstatymai, kurie negina žmogiškumo būties, o tik naudą, yra ne skurdiems, o godiems. Gerbiami valdžios atstovai ir visi kiti, kurie tokiais save laiko, pasinaudosi garsiai Abramomo Linkolno fraze ir pasakysiu štai ką. Ir neužmirškite, kad jūs ir mes esame valdžia, iš žmonių išrinkta ir žmonių išrinkta, dėl žmonių išrinkta. Ir būtų gerai, kad ji neišnyktų nuo žemės paviršiaus.